dabar, na, tokie sunkesni klausimai biški bus. Aš nežinau, kiek aš galiu atvirai kalbėti apie... Būtinai reikia žiūrėti tik tais taip, kad aha, tu čia suklydai, mes tave dabar bausim. Jo, bet jie atidavė FNTT, Europos prokurorė, susidomėjo visą tai, na, ar tai būna, pakomentuokit, na, nes įdomu, ar čia iš tiesų taip yra, ar kažkas čia meluoja. Būna, bet ne visais atvejais, tiesiog kartais... Nacionalinė mokėjimo agentūra teigdavo, kad 2/3 jaunųjų ūkininkų projektai yra fiktyvūs. Iš tikrųjų buvo keletas suinteresuotų grupių, kurie veikia sutartinai. Grįžtant prie tų, štai, sankcijų, na, kaip rodo ūkininkų patirtis, Nacionalinė mokėjimo agentūra sankcijas, tyrimus į ūkininkų atžvilgių pradeda po to, kai ateina laikas paskutiniam žemdirbio mokėjimo prašymo tenkinimui. O kaip tada su Auga Group? Jeigu ūkininkų projektai, sankcijos pritaikomos yra atgalinė data, ar jūs tikrinsite, pavyzdžiui, dabar, kaip Auga Group? Nes jie irgi turbūt rodiklių tų nepasiekė. Kaip čia pasakyti? Ir mano žiniomis yra pastangų iš mūsų pusės